Paparčio žiedo burtai. Netoli didelio seno miško gyveno berniukas vardu Antanukas. Jis buvo smalsus, linksmas ir labai mylėjo savo šeimą, tačiau labiausiai iš visų senelį. Senelis buvo išmintingas, švelnus žmogus, kuris vakarais, kai dangus pasidabindavo žvaigždėmis, mėgo sėdėti prie židinio ir pasakoti istorijas apie senus laikus. O Antanukas klausydavo jų išplėtęs akis. Vieną tokį vakarą, kai židinys tyliai spragsėjo, o arbata garavo puodeliuose, senelis pradėjo pasakojimą, kuris nuo pat pirmų žodžių užkabino Antanuko širdį. Ar žinai, tyliai prabilo senelis, kad per jonines, kai ugnys dega laužuose, o paparčiai miškuose linguoja savo žaliais lapais, galima surasti stebuklingą paparčio žiedą. Žiedą? Nustebo Antanukas. Juk paparčiai neturi žiedų. Taip sakoma, nusišypsojo senelis. Bet tai įmanoma padaryti tik tą vienintelę naktį, kai žemė alsuoja burtų kvapu, vienas ypatingas papartis pražysta. Jo žiedas išpildo vieną norą, leidžia išgirsti gyvūnų kalbą ir matyti paslėptus lobius. Tačiau dar niekas nėra jo radęs. Antanuko akys suspindo. Jis nežinojo, ar tai, ką pasakojo senelis, buvo tiesa, ar tik sena legenda, bet širdyje pajuto, kad turi pabandyti. Jis turi surasti tą žiedą. Ne dėl turtų ar šlovės, jis norėjo padėti savo seneliui, kuriam vis dažniau nuo kasdieninių darbų skaudėdavo rankas. Naktį, kai visi miegojo, berniukas tyliai apsivilko megztinį, įsidėjo žibintuvėlį, saują sausainių ir išsiliūkino pro duris. Lauke tvyrojo paslaptinga tyla. Retkarčiais pasigirsdavo pelėdų ūbavimas ir sušnarėdavo vėjas medžių viršūnėse. Miškas naktį atrodė visai kitaip nei dieną. Medžiai, kuriuos jis pažinojo kaip savo delną, dabar atrodė milžiniški ir nepažįstami. Šešėliai judėjo, o kiekvienas garsas skambėjo garsiau nei prastai. Bet Antanukas nesustodamas ėjo tolyn, jo širdyje degė tikras noras padėti seneliui. Kelias vedė pro ežerėlį, per tiltelį, o paskui vinguriavo palei šlaitą. Berniukas sekė jonvabalių šviesas, lyg jie būtų miško šviesų vedliai vedantys teisingu keliu. Staiga jis sustojo. Prieš jį nedidelėje laukymėje augo papartis, didelis, žaliuojantis, jo lapai švelniai šnarėjo vėjyje, o pačiame centre, tarsi tyčia padėtas, švytėjo žiedas. Jis atrodė neįprastai, lyg auksinė liepsnelė, tarsi saulė būtų nusileidusi žemyn tik tam, kad žydėtų vieną vienintelę naktį. Antanukas jau norėjo prieiti arčiau ir nuskinti žiedą, kai iš už medžio išniro figūra, plona, pasilenkusi, bet su stebėtinai budriomis akimis. Tai buvo senutė, paslaptinga tarsi atvykusi iš pasakos. Jos drabužiai priminė samanų ir rūko derinį, o balsas skambėjo švelniai, bet žaismingai, lyg lapų šnarėjimas. Sustok, berneli, prabilo ji tyliai,
bet aiškiai. Ne kiekvienam lemta skinti šį žiedą. Pirma, turi atsakyti 3 mįsles. Tavo atsakymai parodys, ar esi vertas žiedo burtų, tarė senutė. Antanukas tyliai linktelėjo. Jo širdis plakė smarkiai, bet ne iš baimės. Jis jautė, čia viskas tikra. Senutė ištiesė ranką. Klausykis, pirmoji mįslė. Turiu vieną veidą, bet keičiuosi kasdien. Kartais mane slepia debesys. Kas aš? Berniukas susimąstė. Paskui nusišypsojo. Saulė, ištarė jis. Senutė linktelėjo. Teisingai, klausykis antrosios. Neturiu sparnų, bet skrendu. Neturiu burnos, bet viską pasakau. Kas aš? Galvojo berniukas. Palenkė galvą ir tarė. Gal laikas? Teisingai, nusišypsojo senutė. O dabar paskutinioji, sunkiausioji mįslė. Kuo daugiau dalinuosi, tuo daugiau turiu. Kas aš? Antanukas nusišypsojo ir nedvejodamas tarė. Meilė. Senutė pažvelgė jam į akis, ilgai ir tyliai. Atrodė, tarsi girdėtų ne tik jo žodžius, bet ir matytų širdį. Tu esi vertas burto. Žiedas tavo, ištarė senutė ir pradingo taip pat netikėtai, kaip ir atsirado. Antanukas priklaupė prie paparčio ir ištiesė žiedą. Žiedas buvo šiltas, lyg gyvas. Berniukas jį palietė ir aplink viskas nušvito, o ore pasigirdo balsai. Jis suprato paukščius, išgirdo ežero šnabždesį, lapų juoką, žiogo dainą. Bet jis neužmiršo, kodėl čia atėjo. Užsimerkęs, laikydamas žiedą prie širdies, jis tyliai ištarė. Noriu, kad mano senelio rankos neskaudėtų, kad jis vėl galėtų džiaugtis kiekviena diena. Žiedas sužibo ryškiai, o tada lėtai ištirpo jo delne, palikdamas tik švelnų švytėjimą. Antanukas grįžo namo paryčiais, įslinko į lovą ir iškart užmigo. Ryte, kai atmerkė akis, pirmas garsas, kurį išgirdo, buvo švilpaujantis senelis virtuvėje. Berniukas atsikėlė iš lovos ir nupėdino garso link. Labas rytas, anūkėli, šūktelėjo senelis. Kaip išsimiegojai? Šiandien jaučiuosi kaip jaunuolis, net rankų neskauda. Ką manai, gal kepam blynus? Antanukas tik nusišypsojo ir linktelėjo. Jis pažvelgė pro langą į mišką, kuris nuo šiol jam atrodė dar paslaptingesnis. Atrodė, tarsi tarp kiekvieno medžio slėpėsi ne tik šešėliai, bet ir paslaptys, laukiančios būti atrastos. Jis tyliai sau pažadėjo, kada nors vėl grįžti ten, bet ne tam, kad ieškotų stebuklų, o tam, kad padėkotų.